Ei, ChatGPT, ar galėtum papasakoti plačiai ir išsamiai, ką darytum, jeigu būtum velnės, kaip naikintum žmoniją? Jei būčiau velnės ir mano tikslas būtų naikinti žmoniją, tai siekčiau sukelti kuo daugiau chaoso visose srityse. Pavyzdžiui, kurstyčiau nepasitikėjimą tarp žmonių, kliaučiau šeimas, silininčiau švietimą, kad žmonės prarastų žinias ir vertybės, taip pat manipuliuočiau ištekliais, tokiais kaip vanduo ir maistas, kad kiltų trūkumas ir panika. Iš esmės stengčiausi skaldyti ir supriešinti žmonės, kad jie patys nebegalėtų gyventi darniai ir galų gale patys save naikinti. Taigi toks būtų platus planas - sukelti chaosą ir susiskaldymą visur, kur tik įmanoma. Gerai, paminėjai švietimą. Ar gali papasakoti plačiau, ką konkrečiai darytum su švietimu? Jeigu būčiau velnias ir norėčiau pakengti švietimui, tikriausiai bandyčiau daryti kelius dalykus. Pirmiausia, skleisti dezinformaciją, kad žmonės nebegalėtų pasitikėti mokyklomis ar mokytojais. Antra, kurstyti konfliktus tarp mokytojų, mokinių ir tėvų, kad švietimo aplinka taptų chaotiška. Trečia, sumenkinti mokslo vertę, kad žmonės manytų, jog mokytis neverta ir jaunimas neturėtų tvirtų žinių pagrindo. Kitaip tariant, viskas suktųsi aplink tai, kad švietimas prarastų savo autoritetą ir stabilumą, o žmonės nebegalėtų pasitikėti žiniomis. Ką tokiu atveju darytum su vaikais, kas jų lauktų? Na, jei velnės imtųsi paveikti vaikus, greičiausiai jis bandytų sukurti aplinką, kurioje vaikai augtų pasimetę, be aiškių autoritetų ar tvirtų vertybių. Galbūt jis skatintų nepasitikėjimą suaugusiais, keltų sumaištį, kad vaikai nežinotų, kuo tikėti. Iš esmės, vaikus lauktų aplinka, kurioje jie jaustųsi nesaugus, neturintys aiškių gairių ir tai silpnintų jų pasitikėjimą pasauliu. O ką darytum su šeimomis, papasakok plačiau. Jei velnias norėtų sugriauti žmoniją per šeimas, jis tikriausiai bandytų skaldyti jų tarpusavio ryšius. Jis galėtų skatinti konfliktus tarp šeimos narių, sėti nepasitikėjimą ir nesutarimus, kad šeimos nariai jaustųsi atskirti ir vieniši. Kitaip tariant, velnias stengtųsi sugriauti pačią šeimos vienybę, kad žmonės ir beturėtų artimo palaikymo rato. O ką darytum su gimstamumu? Jeigu velnias taikytų gimstamumą, jis tikriausiai mėgintų kurti aplinką, kurioje žmonės jaustų baimę ar nepasitikėjimą dėl ateities, skatintų abejonės dėl šeimos kūrimo ar vaikų auginimo. Kitaip tariant, jis siektų mažinti norą turėti vaikų, galbūt kurdamas nestabilumą ar nesaugumą. Taigi galutinis tikslas būtų mažinti gimstamumą, kad žmonių populiacija nyktų savaime. O ką darytum su maistu ir gėrimais? Jeigu velnias imtųsi veikti per maistą ir gėrimus, tai jis galėtų bandyti sukelti trūkumą ar sujaukti tiekimo grandinės, kad žmonės pradėtų jausti stygių. Jis galėtų skatinti nesaugumą dėl maisto išteklių, gal net skatintų žmonės nepasitikėti tuo, ką jie valgo ir geria. Taigi galutinis tikslas būtų sukelti dar daugiau chaoso ir nesaugumo per pagrindinius gyvenimo išteklius. Nu ką manote, įdomus tas ChatGPT, ne? Turi įdomių minčių. Pakomentuokit.